Daugiausiai iš tikrųjų dirbu su joga, pilates, kalanetika ir tokiais giliųjų raumenų, tempimų, balanso ir panašiom treniruotėm. Ne tom, kur tam reikia, žodžiu, svarmenis kilnoti, spardytis ir šokinėti. Didžiausias išskirtinumas, kokį kol kas teko man pastebėti, tai yra tai, jog čia kiekviena sritis, visi pratimai daromi pagal muziką. Ir gaunasi toks truputėlį pusiau netgi šokis. O kadangi visi daro kartu, tai dar gaunasi tokia graži vientisa choreografija ir visi labai sinchroniškai šoka. Tai tas toks atsiranda scenos, nežinau, šokio pojūtis truputėlį. Manyčiau, kad sportas yra viena iš sudedamųjų dalių gražaus atrodymo, bet labai norėčiau pasakyti tokį svarbų dalyką, mano nuomonė, kad žmonės ir merginos pirmiausia turėtų nustoti tikėti iliuzijomis. Tai reiškia, kad jeigu žiūri kažkokį tai viršelį tobulą, nufotoshopintą, kur parašyta, kad ateik ten kažkur arba gerk kažką ir per 3 savaitės būsi tokia, to niekada nebus. Kiekvienas žmogus turi pirmiausia, kad pradėtų save keisti ir kad atrodytų gražus, jis turi pirmiausia save pamilti ir priimti, net ir netobulą. Ir tada suprasti, kad kiekviena asmenybė ir kiekvienas žmogus gimęs šioje žemėje turi tam savo maksimalę išvaizdą, kurią jis gali pasiekti. Yra tam tikra riba, kurios jis negali peržengti, nes jau galbūt bus nebesveika. Nes, žinot, irgi būna merginos lieknos, netgi kūdos, sakyčiau, jau ten atrodo viskas tarsi gražu, o viskas dreba, nes tiesiog nesportuoja ir nėra to tonuso. Tai mano tikslas būtų sutvirtinti tą kūną, kuris jau yra tėvelių duotas. Iš esmės sakyčiau, kad body balance tai yra tokie surinkti geriausi perliukai iš visų mano minėtų sričių. Truputėlį iš ten, truputėlį iš ten, truputėlį iš ten. Pratimai iš tiesų sujungti labai vientisai, labai tinka vienas prie kito ir nėra to jausmo, kad mėtaisi truputį ten, vieną koją ten, vieną ten. Iš pradžių atrodė, kad bus lengviau, negu buvo iš tikrųjų. Ir taip daugam turbūt atrodys, net ir šitą video pažiūrėjus, kad pamosavo rankytėm, pirštukus skaičių patampė, žodžiu, pakilnojo ir tiek ten darbo. Iš tikrųjų, tai darbo yra daug. Kobra. Aš šito šiaip neturėčiau sakyti, bet visada pasportavus, ypač kuo geriau pasportuoju, tuo labiau jaučiuosi nusipelnusi didelio šokoladinio ledų kokteilio. Ir kadangi jis yra per gatvę, tai aš išvažiavus iš treniruotės važiuoti kokteilio, bet nieks taip nedarykit, čia yra labai blogai.